čia dabar į ganyklas varo? Pas karvutis. Tai ką, šoferiukai, pradėjom atostogų kelionę? Dar nedaug, kiek čia dar pajudėjom. Kur čia 3 kilometras dar tik tai. Nu tai ir sakau, kad pradėjom kelionę į atostogas. Ir kur mes šį kartą traukiam? Į pietus. Ir visus kartu kviečiam pakeliauti iki Juodkalnijos. Nu, šoferiukai, porą žodžių interviu. Kur mes esam? Dar Slovakijai. Kur mes važiuojam? Jau dabar žemyn į pakalnę lenkiam, ausės guldo. Baigiu visai nieko nebegirdėti. Sudėtingos sąlygos. Labai. Pavargai? Ta ne. Pasikeičiam? Tai tu bijosi, kai čia važiuoji. Nu, labą dieną. Taip. Man irgi reikalinga tokia patirtis. Tai geriau tokią patirtį turėk namuose. A ne, iš kur namos kalnų paimti? Susikast? Susigalima. Piliakalniais varyti. Jo. Supratau. Kokie ragai. Nugi nebėkit, pasirodykit. Geruliai. Na. Tai čia gaunasi prieš paskutinis kaimas Slovakijoje. Jo. Nes paskui Bus dar va Vitorbelis mažas. po to Nana bus tas Štūrovas. Na ką, Slovakijoje paskutinis miestelis Štūrovas. Ir iš jo išlendam, pervažiuojam tiltą per upę ir atsirandam Vengrijoje, ne? Taip. Sveiki atvykę į Vengriją, la la la. Tiltas gražus. Labai gražus. Mes pavažiavom gražuolį. Čia jau reikės grandės iš upelio. Garsai tokie. Labas rytas suraitytas, antra mūsų kelionės diena. Nakvojom šiąnakt Vengrijoje. Kukurūzų lauke. Nu, ne lauke, šalia kukurūzų. Tai vis tiek. Ir dabar važiuojam vėl tolyn. Jau kažkur netoli Serbijos. Nu dar toli. Tai sakai, nebetoli siena. Kiek čia tas netoli, žinai? Atsargiai. Ta gabalas kelia. Nu gerai, tai čia šitą praskypimą. Čia taip nebuvo pasakyta. Kokie įspūdžiai tau Vengrijoje? Kaip Lietuvoje kokioj, žinok, visur var. Kelias taip pat visas važinėtas provežom. Ženklai čia daugmaž irgi labai panašus. Namų, tie namai, kiemai, žmonių gyvenamas vietas irgi labai viskas panašiai. Sunku pasakyti, kad čia kažkur tai išvažiavę, žinau. Man tai labai panašus lietuviški numeriai ir mašinų. Jo. Ir vengrų irgi labai panašus. No. Net kitą kartą atrodo, kad lietuviai važiuoja. Vartai žiūrėk vidury lauką. Į rančą. Ir dar nešpietni kokį, pažiūrėk, kokie No. pražūmai. O kokią temperatūrą turim? 23 laipsniukai. Kiek valandų? Valandų 8 vietinės valandas. 8 valandą 23 laipsnių rugsėjo 1. O, beje, hebrytės rugsėjo 1 rudenėlis atėjo.
mes varom prasitęsti vasarą. Čia jau yra kažkur tai pasienis ir mes jau artėjam prie Serbijos. Įdomu, kaip čia bus sienos kirtimas. Čia postas bus. Turim truputį eilutę prie sienos. Turėtų suštampuoti ir praleisti. Blusytė kokia tai idėja ir viskas. Tu matei, kas darosi mūsų lovoj? Slaptas bunkeris. Geras. Truputį šiknutė mums su Indigu. Bandom ieškoti interneto kortelės. Labai neina susišnekėti su vietiniais žmonėm. Jie labai geranoriški, labai nori padėti. Bet nesupranta nei rusiškai, nei angliškai. Savo kalbą čiauška. Bandom ieškoti degalinės kokios, gal tenai bus kortelė. Buvo paprastoj parduotuvėj, nepirkom, nieko nežinojom. Čia degalinė viską mums padarė. Įsideda tą kortelę ir 9000 parašyti reikia ir spausti skambinimą mygtuką. Ir tada internetas pradeda veikti. Bet patigi ten ta mergaitė viską padarė. Padarė viską. O ten jeigu buvom nusipirkę patys ir nebūtumėm žinoję, kaip ją aktyvuoti. O kortelės buvo 5 GB 10 eurų, 15 GB 15 eurų. Bent jau taip parašė ant lapelio tą pardavėją, bet iš tikrųjų tai sumokėjom tikrai mažiau, nes pirkom 15 GB kortelę ir pirkom magnetuką ir sumokėjom nepilnai 15 eurų, 14 su centais. Taip kad, ten grubiai matyt pasakė kainą ir viskas. Tai va, bet labai maloniai, tikrai aptarnavo, viską pati padarė, šauniai. Taip. Tikrai svetingi, matosi paslaugų žmonės. Lekiam tolin. Lekiam. Dabar mes važiuojam į Serbijos sostinę. Šiaip mes pripratę sakyti Belgradas, o visur rašo Belagrad, ne? Beograd, Bel raidės, taip įdomi. Kai nusiperkam kokių daiktų, tai Dieve padėk. Čečėniški čipsai. Čečenski čips. Nu, ragausim. Plėšk. Gerai, kad kelias tiesas, va, gali įremti ir važiuoji savo. Jo, kelias tai liuksinis. Pusė maišiuką. Nu gerai, ragauk, įdomu tavo reakcija. Bet tai taugi tarkuotos bulvės patinka, tai čia bus viskas gerai. Čepsi kaip paršiukas. Nieko čia neatsiskiria nuo visokio kokio kitokio. Supratau. Valgyt galima, žodžiu. Čia tai toks jausmas, kad važiuojam iš Vilniaus į Uteną. Nu, tik tai biškai, kad siauresnis kelias. Ta pati betonkė. Kaip arkliukai. Turista. Reikia įmesti bagažinę. Aha. Sekmadieninis turgus. Viskas ant žemės. Važiuok, vaikštai. Eik tu savo, kada pas mus tai buvo? Kurmi, bet koks šiukšlynas. Ką? Didelis dar tas turkelis toks. Nu. Važiuojam per Dunojų. Na tai pusė tilto irgi uždaryta, kaip ir Panevėžy, taip pat. Bet upės nesimatoma, kaip tvorelė antra. Stabtelėjom, kad truputį pafilmuot, kaip atrodo laukai, vynuogynai. Ten dar matyt toliau ir obuoliai auga, ir slyvos. Labai gražiai atrodo. Ir kai čia tokie karščiai, tai dar iš tikrųjų pakankamai žalia viskas. Čia va pačioj vynuogynai.
Mėlynos vynogės, matau, auga. Čia švęstų vandenį nusiprausiai. Čia švenčiausia. Čia vestuvės. Žinai, ką sakė? Sakė, Gudalach. Gudalach? Taip. Ai, tai čia kur tu sakei vakar, kad nemokama, bet uždaroma. Einam va čia pažiūrėti. Ir pažiūrėk, iš tų senų statinių išlendam ir matom visiškai naują miestą. O ten ta mūgė pačioj, kur buvom prieėję, ne? Tu pažiūrėk, kokie laivai plaukioja toj upėj. Vaikštinėjom Belgrado kažkokios pilies teritorijoje, parke. Įėjimas nemokamas, bet lankymo valandos yra, dirba iki 5 šiandieną. Šiandien mes turim sekmadienį. Ir čia konkrečiai senovė susikerta su visišku modernizmu. Ane? Čia pilies Čia griuvėsiai. kažkaip vadinas Belgrado fortas kažkaip. Fortai, jo, aš įeinant skaičiau, kad fortai. Tai gynybiniai kažkokie buvę kažkada tai. Čia va senoviniai visokie griuvėsiai, o čia toj pat visiškai modernus namai. Galėčiau būti princese. Gražu, gal. Kutu. Čia šaudimo, ne? Nu jo. Pabuklas koks tai. Iš vidaus ten šaudyti. Tai greičiausiai. Būtent primesta. Čia rankenos atnešti tipo. Einam pasižiūrėti, kas ten per sarkofagai. Bet jisai kaip koksai kamufliažinis, kaip mano darbas. Bet tai koks įdomus, ką ta žievė kokia. Nu tai va, pasižiūrėk. Tai ką aš tau galiu pasakyti? Nu darbo man neišvengti net ir per atostogas. Va, ant medžio.
Gražuolytė. Oi, tu fainuolė. Valgyt ne tik mes norim, mašiniukas. Langėlis, kad matytum, kokios spalvos bėga. Kalnai negali atsibosti niekada. Ką čia matai gražaus? Tiltų, matai? Pažiūrėk, va ten va tunelis yra. O, pritraukia, matosi tuneliukas. Ten tiltelis, šiltnamiai. Čia pas juos taip šilta, jie dar šiltnamius turi. Pažiūrėk, kaip sraigutės sulipusios į viršų. Sraigės? Nu, mažutytės. O ką jūs daro? Ten va griaužia kalną. Nebeisi. Čia pasižiūrėk, beveik kaip laiptai. Čia jau beveik kaip laiptai iš tų akmenų, o tu užvažiuot norėjai. Tai iki čia nedavažiavo. Eina savo. Ką čia būtų buvę, visi varomi ratų, būtume nuvažiavę? Kas būtų, jeigu būtų? Tai va. Šitą bokštą matėm nuo apačios. Ir užrapojom pagaliau kažkur jau panašu į viršų. Ten matei buvo skylė, bandyta matyt lipti į tą bokštelį. O! O! Vau! Eik, tu kokį mes maži skrusdeliukai. Žiūrėk, ir kelias tas, kuriuom važiavom. Kaip nerealu. Bandai išeiti, nušokti? Žiūrėk, kad langas yra. Eik, savo. Žiūrėsi binokliais į koks miestas? Užice. 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 Pasigrožėk miestą. Tada leisi mane. Čia girdėjo paaukštinimą kokį padėjo. Nu, rimtai. Kaip gerai. Žiūrėjai miestą ar tik įpėlį? Žiūrėjau visar. Ten pabandyk su telefonu pritraukti. Bandau. Ne, nu, per binoklį su telefonu. Bet tai mažas žmogus ir ne. Kad ir kaip gražu, kad ir kaip gaila liūdna išeiti, bet dėja reikia. O sutemo tai bele kaip greitai. Sekmadienis, rytoj rugsėjo 1. O mes šiandien dieną jau baigėm. Šiandien rugsėjo 1. Pasiklydai dienose jau tu. Nu, vienu žodžiu, žinau, kad sekmadienis ir šiandien diena baigta. Nuo namų mes jau atvažiavom 1814 km. Ir šiandien einam jau miegot. Rytoj bus naujų vaizdų.